Labadiena visi krepšinio fanai susirinkę šią šeštadienio popietę, kur Kazlų Rūdos sporto centre vietos ataka. Kauno kolegija priima namuose Šilalės Lūšies komandą. Vakar, kad žiūrovų šiandieną susirinko ir atėjo palaikyti savo komandą, o čia pirmoji ataka Kazlų Rūdos ir jie pasibaigė Elvino Antanaičio 2 taškais. Na, Juozai, Kazlų Rūdos komanda turi persvarą čia, šiek tiek nesugavo kamulio Dominikas Šimonis. Čia Matas Makauskas, negi 3 iš 3, taip ir yra. Ir keliaujame į Nedą Vydmantą prižiūri. Greitos rankos, Nedas Vydmantas prieš Mantą Gelčių sutraukta gynyba, Vakaris Grišas, 3 taškai ir Šilalės Lūšis. Ir Gytis Asačiovas žaidžia kamuolį pozicinėje atakoje. Koks kamulio sukimas, Lorenas Toškevičius. Togojamas Dominiko Šimonio, štai taip. Bloga statistika, aišku, 3 taškių taiklumas ir baudų metimų gal kiek šlubuojančiai iš vidutinio nuotolio, dar 2 taškai ir kol kas labai gerai realizuoja. Įprastas Kazlų Rūdos komandai, žinant, kad jie atakuoja tik 31% taiklumu. Čia kaip gražiai žaidžia 2 prieš 2. Jaunius. Taip, Mantai Gelčiai įmestas kamuolys prieš Edviną Siminą, iš karto dvigubinama ir pramiega Nedas Vydmantas. Augustinas veržėsi prieš Lorenas Toškevičių, labai sunkus metimas. Pyksta labai liudas Valentinas, buvęs visiškai laisvas aikštės kampe ir už tai tenka susimokėti dar 2 Mato Makausko taškai šiandien. Pozicinė Šilalės komandos ataka, Dominikui Šimoniui įmestas kamuolys ir štai taip, Dominikas Šimoniui tik vienas dalykas šiandieną išmokti, Vakario Grikšo pavardę ištarti taisyklingai, jei Šilalė laimės. Na ir dabar Grikšas atakos smaigalyje 2 taškai. Tai yra šiandieną jau atkovotas antrasis kamuolys. Taip, dabar Kazlų Rūda turi galimybę bėgti ir tai daro jau. Komanda visiškai yra perimus iniciatyvą ir klysta. Dabar šeimininkai šansas gražų epizodą sukurti įimų. Taip, Dominikas Šimonis atidaro savo Prienų Tikodentą. Prienai liks 11, Raseiniai 10, prieš Kupiškį neturi. Raseiniai pranašumą tarpusavę per 1 tašką, neklystų yra komandos ataka prieš Tarozą. Matas Makauskas iš toli. 3 taškai, ką tu mani, tai viskas paprastai šiandieną. Kazlų Rūda nemažina tempo, Justas Košys bando greitinti žaidimą. Ir trečiasis kėlinys baigėsi. 3 taškai sąskaitoje. Turbūt vienas perspektyviausių lygos žaidėjų. Augustinas Krūminis prasiveržė. Dominiku Šimoniu, Justas Košys susimena sėdasi atsikvėpti, Makauskas iš toli. 9 tolimas metimas. Iš taškas šiandieną per 20 žaidimo minučių. Čia koks blokas. Vakaris Grikšas turi progą bėgti greitai į puolimą. Vydmantas Liudui Valantinui. 3 taškai. Štai taip. Intriga greitai užpulti. Justas Košys prieš Gytį Asačiovą. Pranašumas yra ir 2 taškai ir pražanga dar. Wow. Ne, panašu viskas ir galim fiksuoti šį rezultatą 97-90. Kazlų Rūdos komanda vedama Mato Makausko švenčia pergalę.